Sveiki visi! Šiame video jums parodysiu, kaip pasigaminti štai tokią apyrankę. Ji yra pagaminta iš dviejų spalvų, iš mėlynos ir iš rožinės spalvos ant ragatkės. O šią apyrankę pinsiu iš geltonos ir iš tokios žalsvos, melsvos. Taigi pradžioje jums parodysiu, kaip pradėti pinti, o paskui parodysiu, kaip užbaigti. Taigi imame ragatkę. Imu dvi gumytės vienos spalvos. Dedu ant ragatkės aštuoniukę. Tada imu dvi gumytės kitos spalvos. Ir su kabliuku arba vašeliu paimu apatinėje žaliąją gumytę ir perkeliu nuo vienos pusės. Vienoje pusėje lieka dvi geltonos, o čia dvi geltonos ir dvi žalsvos. Tada čia yra geltona, dedu dvi žalsvas paprastai. Ir iš tos pusės, iš kitos pusės paimu visas keturias tas gumytes ir nukeliu, kad liktų dvi. Tada imu dvi geltonos spalvos ir nukeliu iš kitos pusės keturias. Ir vienoje pusėje lieka po dvi abiejų spalvų, kitoj pusėje lieka tik vienos. Labai lengvai pinasi šioje apyrankė. Taip pat dedu dvi žalias ir nuimu visas keturias. Ir tada dedu dvi geltonas. Ir iš kitos pusės nuimu visas keturias. Tada dvi žalsvas. Ir nuimu visas keturias. Dvi dedu geltonas ir nuimu visas keturias. Tada dedu dvi žalias, žalsvas ir nuimu visas keturias. Ir štai formuojasi mūsų apyrankės pradžia. Dar sulaukiau vieno komentaro tokio, kad nerodau savo video, kaip nupinu visą apyrankę, o parodau tik tai pradžią ir pabaigą. Mano nuomonė, gal būtų nelabai įdomu žiūrėti visą video, kaip pini visą apyrankės ilgį, nes kiekvieno žmogaus yra skirtingos rankos storis ir jam reikalingas skirtingas gumyčių skaičius ir apyrankės ilgis. Todėl paprasčiausiai, jeigu jūs norite viso video, net nežinau, man atrodo, tai truputėlį beprasmiška, jeigu
rašo nesupranta ir gal numeta į šoną. Aš manyčiau, tuos pačius judesius kartoti pinant apyrankę. Aš manau, kad tai paprasčiausiai įsimenate tuos veiksmus pinant apyrankę ir sustabdyti video, nusipinti kiek reikia ilgio ir tada paprasčiausiai pažiūrėti galą apyrankės, kaip užbaigti. Tai štai mūsų yra apyrankė, o dabar ant kitų aš esu pasidariusi visą apyrankės ilgį tokio, kokio reikia man. Ir jums parodysiu. Kaip tą apyrankę užbaigti. Dar truputėlį papinsiu. Ir taip kaip nusipinate savo apyrankės reikiamą ilgį. Vienoje pusėje lieka 2 gumutės, kitoje lieka 2 ir dvi kitos spalvos. Tai aš tas 2 kitos spalvos paprasčiausiai nukeliu į centrą, o šias perkabinu į kitą kabliuko pusę. Kabliuko tai yra ragatkės. Užtempsiu ant kitos pusės. Ir užsegsiu segtuką. Ir kitai pusėje prikabinu prie kitų gumyčių. Ir štai mano apyrankė pagaminta. Spauskite patinka, dalinkite su draugais, komentuokite, prenumeruokite ir laukite kitų video. Iki.